Per Lietuvos televizijas transliuojamas projektas, kuriame dalyvauja daugybė Lietuvos universitetų studentų. Kviečiame susipažinti su mūsų Šiaulių universiteto komanda. Praėjusiu metu spalį Lietuvos televizija pradėjo rodyti viktoriną Universitetų žinių lyga ateities lyderiai, kurioje dalyvauja ir Šiaulių universiteto komanda. Autoritetinga komisija atrinko 8 šaunius Šiaulių universiteto studentus, iš kurių suformuota universiteto komanda. Nors iki šiol 3 vykę žaidimai šiauliečiams nebuvo sėkmingi, vis dėlto ir projekto dalyviams, ir universitetui tai nauja ir naudinga patirtis. Su universiteto komandos nariais kviečiame susipažinti iš arčiau. Pradinė galinė spalva buvo ne tokia, kokia mes tikėjomės. Nes dabar yra mėlyna. Profesoriau, perleidžiu atsakymo teisę kolegijai Laurai. Medžiaga džinsas, o Levi Strauss džinsai turbūt. Mantvydas – komandos kapitonas, gamtos mokslų fakulteto magistrantas, fizikas. Šį universitetą, aišku, neatsitiktinai pasirinkau, jis buvo arti mano namų, patiko šio universiteto prioritetai, vizija ir šiaip tiesiog patinka šis universitetas, būtent jį ir pasirinkau dėl to. Tau tokia didesnė našta atsakomybės tenka? Aišku, atsakomybė yra tai, kad tu būdamas kapitonu ne tik galvoji apie atsakymą, bet ir galvoji, kuriam žmogui perteikti tą teisę atsakyti. Per tas sekundės formuluoji visų išmestas idėjas į vieną kažkokį atsakymo gabalą, kurį turi pateikti profesoriui, o po to senatui. Tai trumpiau tariant, tai yra nelabai lengvas darbas, bet tvarkausi su juo. Laura – komandos siela. Ji socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto 4. kursė, būsimoji socialinė pedagogė. Į Šiaulių universitetą įstojau todėl, kad sąmoningai buvau apsisprendusi jau, net nežinau, galbūt nuo 10 klasės, kad noriu studijuoti būtent socialinę pedagogiką. Kryptingai tuo siekiau ir pasiekiau. Įstojau. Fakulteto prodekanas Egidijus Ilijošius atsiuntė žinią, kad yra atrenkama tokia komanda, dar buvo visiškai neaišku, kas tai per komanda, kas tai per žaidimas ir iš viskas, ką reikės daryti. Tiesiog buvo aišku, kad reikalingi yra gabūs studentai, turintys aukštus pasiekimus ir žinių. Na ir aš aišku norėjau, nes man tai atrodė įdomus iššūkis ir tiesiog galimybė parodyti, kad ir socialinės gerovės ir negalės studijų fakulteto studentai, taip pat visame universiteto kontekste yra neprastesni. Aurelija atsakinga už emocinį komandos klimatą. Ji edukologijos fakultete, baigusi mokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo programą, tęsia studijas magistrantūroje. Studijuoja karjeros edukologiją, bet neatmeta galimybės, kad baigusi studijas bus darželio auklėtoja su magistro diplomu. Tikrai gali būti, aš neatmetu ne vieną variantą, nes bakalauro studijos man buvo pačios mieliausios ir aš jas rinkausi tikrai nuoširdžiai, rašiau pirmų numerių ir būtent Šiaulių universitete, taip kad man tai yra didžiausias džiaugsmas ir visos mano praktikos praėjo puikiai, taip kad tam esu pasiruošusi ir nusiteikusi. Komanda, kuri būrė mus, kurie rinko atrankos būtent komisiją, jie labai puikiai atrinko. Nesvarbu, kad mes labai skirtingi, bet galbūt tuo ir gerai. Mums įdomu vienam su kitu, mums yra įdomu bendrauti, mes randam kažkokių tai bendrų sąlyčio taškų, bet iš skirtingų požiūrių, iš skirtingų pusių į tai pasižiūrim ir verda diskusija ir yra bendravimas. Andrius Jonušas – socialinių mokslų fakulteto 4. kursis, būsimasis ekonomistas, o gal verslininkas. Domiuosi valstybės ekonominė padėtimi, taip pat alternatyviais energijos šaltiniais. Domiuosi, kas galėtų pakeisti naftą, nes, kaip žinome, nafta yra vienas iš daugiausiai teršiančių mūsų aplinką, o man yra svarbu, kad gamta nebūtų taip teršiama, kaip iki šiol. Negali gyvenime būti vien rimtas, reikia ir pajokauti. Tikiuosi, mano komandos nariai tai patvirtintų, kad nesu vienas iš tų rimtųjų. Jeigu jau matau, kad komandai kas nors nesiseka ir visi yra nuliūdę, tai stengiuosi kokį pokštą pasakyti ar ką panašiai, kad tikrai pralinksminčiau ir sako, tu nebūk pernelyg didelis optimistas. Kartais geriau pabūti optimistu, negu iš karto nuleisti nosį ir pasiduoti. Aurimas – matematikos ir informatikos fakulteto antrakursis, būsimasis programuotojas. Turbūt kaip ir kiekvienas rimtas informatikas ar programuotojas, tai didžiąją laiko dalį praleidžiu prie kompiuterio. Žinoma, daug laiko skiriu, man atrodo, kad daug laiko skiriu ir
papildomai veiklai, tai ir susitikimai su draugais visokie, ir papildomi užsiėmimai, kaip ir šitas ateities lyderių konkursas, protų mūšio konkursas bei kiti užsiėmimai. Netai buvo sunku tau atsistoti nuo to kompiuterio ir ateiti į atranką? Na, visų pirma, aš naršydamas internete ir sužinojau apie šį žaidimą. Mąstyti praktiškai nereikėjo, ar dalyvauti ar ne, iškart užsiregistravau į atranką ir nusprendžiau, kad reikia pabandyti, reikia apginti Šiaulių universiteto ir vardą ir šiaip išbandyti savo žinias. Asta tolerantiškiausia komandos narė, humanitarinėme fakultete studijuoja sociokultūrinę antropologiją. Patinka pats unikalumas studijų. Programa, kad gilinamas yra į kultūrą, į visus kultūros darinius, subkultūras, miesto tyrimai, įvairūs reiškiniai, visuomenė, žmogus. Mūsų pagrindinė dorybė, su kuria mes turime ateiti nuostatą į šią specialybę ir kiti studentai, kurie stoja čia, kad tolerantiški. Jeigu to neturi, tai mūsų studijų proceso metu mes tą išsiugdom toleranciją, pakantumą kitam. Giedrius iškalbingiausias komandoje. Humanitarinėme fakultete studijuoja lietuvių filologiją su ryšių su visuomenė specializacija. Giedriaus stichija – sportas. Teko ir pačiam krepšinį lankyti ir tiesiog domėtis visais sportais, pradedant krepšiniu, futbolu, tenisu, tinkliniu, rankiniu ir taip toliau. Ir tiesiog taip ir dabar išliko ir savo ateitį norėčiau sieti su sportu. Nepavyko būti krepšininku, kaip vaikystėje sakiau, kad žaisiu NBA, juokaudavau tėvams, tėvai juokėsi aišku. Tai dabar bent jau norėčiau sieti savo ateitį su sporto žurnalistika. Tu kaip sporto žinovas, specialistas, kam atiduotum Lietuvoje pirmenybę? Kokiam sportui? Aš ko gero atiduočiau pirmenybę, sunkus klausimas, aišku, atiduočiau turbūt krepšinį, nes ir pats esu žaidęs krepšinį ir krepšinis yra mūsų visos Lietuvos religija. Žinoma, ir negalėčiau nepaminėti ir futbolą, nes futbolu ir pats bendrauju labai seniai, dirbu toje srityje. Ir kartais, kai vyksta, tarkim, pasaulio futbolo čempionatas, tai atrodo, kad futbolas yra pirmoje vietoje, o krepšinis eina tik tada. Tai manau, kad krepšinis ir futbolas tikrai bent jau gali bendrauti Lietuvoje. Martynas meniškiausias komandos narys, menų fakulteto magistrantas, studijuoja tapybą, bet daug dėmesio skiria ir visuomeniniams pareigoms. Menininkas tu privalai būti labai platus profilio žmogus ir stebėti, ypač žiūrint, kokiu tu menu domiesi. Aš daugiausiai domiuosi socialiniais dalykais, socialinėmis problemomis, kažkiek tai daugiausia galbūt į egzistencinį meną, todėl man žmogiškos problemos, išgyvenimai, tai man tai yra labai svarbu. Dalyvavimas televizijos projekte tai atsakomybė, išbandymai, nauja patirtis ir emocijos. Pats pirmas žaidimas, kai mes nuvažiavome, mes labai daug ko tikėjomės ir pralaimėjimas mūsų taip nuteškė ant žemės, jeigu galima sakyti. Ir paskui reikėjo vėl iš kažkur rasti tos motyvacijos, užsispyrimo, kad vėl eiti, treniruotis, bandyti siekti, kad kitą kartą pasiseks geriau. Galbūt šiandien dienai, žinodama, kaip aš jausiuos patyrusi tą nesėkmę, net nepaisant to, kad suradau puikius draugus, dar kartą tikrai apgalvočiau, ar aš noriu eiti. Nes tas jausmas, kai tu pralaimi, nors, kaip mes sakom, mes nepralaimėjom, mes tiesiog pralošėm, nes mes patiriam laimę ir kiekvienas iki kažką sužinodami, išbandydami save, bet tai iš tiesų yra labai sunku. Ir ypač lyderių žmogui, kuris nori visada laimėti. Bet tai tik tai sutvirtina, mus išmoko būtent to, kad gyvenime nebus taip, kad visada būsi aukščiausiam taške, kad būsi pats geriausias, kad geriausiai seksis visur. Ir tai būtent ir yra džiaugsmas kažkoks tai to mokytis. Mums visiems yra atsakomybės jausmas. Atsakomybė prieš save, atsakomybė prieš draugus, atsakomybė prieš dėstytojus ir universitetą. Galbūt tas mus labiausiai ir blokuoja, sakyčiau, kažkiek tai. Turbūt, kai sėdi ant atsarginių suolelio, jaudiniesi ne mažiau negu ten sėdintis. Aš irgi drebiu, visos rankos dreba, irgi galvoju siunti geras mintis, teigiamas mintis savo kolegoms ir visada stengiasi palaikyti šiltai. Pirmą filmavimą berods atvažiavom, sako, nėra kėdžių, ten kažkas kėdės kitur suneštos, kažkas panašiai, neveikia mygtukas, tai sako, jūs tiesiog su ranka spauskit ir sako,
sako, bus nuo judesio, o ne nuo to, kad užsidegs ten tas nuo mūsų atsakymo. Tai tokie, aišku... Siūlė pavaidinti, ar ne? Jau siūlė pavaidinti. Tai tokie, aišku, išmuša šiek tiek iš vėžių, be to tai buvo pirmasis mūsų tas toks filmavimas, gal labiau ir jaudinomės. Pats žaidimas, tai idėja yra nebloga, gal truputį išbaigtumo trūksta, truputį tam tikrų techninių galimybių gal, kai kada ir technologijos nesuveikia, bet tai čia yra nelabai esminiai dalykai. Man idėja gan patiko, tik šis žaidimas, kaip pastebėjom, nėra labai populiarus Lietuvoje, net nežinau kodėl. Na, aišku, tobulumui ribų nėra, tai tikiuosi jau kitais sezonais jis bus tobulesnis šis žaidimas. Pats žaidimas iš ties yra smagus, žinoma, būtų smagiau, jeigu tų pergalių būtų daugiau ir jeigu daugiau klausimų atsakytumėm. Man labiausiai patinka vedėjas, nes kiekvieną kartą, kai tave pristato žaidime, nueini paspausti profesoriui Bumblauskui ranką, tai visada ar ką nors pasako, ar šiaip visada yra su nuotaika. Ir ta nuotaika tokia tarsi didesnio pasitikėjimo tau suteikia. Šiaulių universiteto komandos laukia dar 2 žaidimo filmavimai. Būsimiesiems lyderiams, kurie ryšis atstovauti universitetui kitose projektuose, jie jau turi ką patarti. Pirmiausia, tai yra pasitikėjimas savimi, pasitikėjimas savo žiniomis ir laisvės. Kad nebijotų, kad drąsiai, kad pasitikėtų savo jėgom ir nebijotų drąsiai sakyti savo nuomonės, nes būtent kas atsiranda kartais mūsų, aš pati savy pajaučiu, kad šauna mintis, ką galėtum pasakyti šitą atsakymą ir ne, čia nesąmonė kažkokia sugalvojau, čia tikrai negali tai būti ir užspaudi ir paskui paaiškėja, kad tavo atsakymas buvo teisingas, tą, kurį buvai sugalvojęs. Kurio nepasakei? Kurio nepasakei, be abejo, nes pasirodė, kad tai yra kvaila ir tiesiog, kad pasitikėtų savim, žinokit, kad galit, jeigu jūs išrinko šitą komandą, vadinasi, nebereikalo, jūs to nusipelnėt. Palinkėčiau sėkmės. Palinkėčiau kartais problemas žvelgti paprasčiau ir dar ką palinkėčiau universitetui, kad būtent reikėtų organizuoti panašias protų kovas universitete, nes visi žinome, kad patirtį turinti žaidėjai yra pajėgesni. Taigi patirtis, žinios ir sėkmė yra raktai į šio žaidimo duris.